pradėti, nes jeigu pritrūks oro, paskutė, jeigu kas net langą. Jeigu pamatysi, kad aukštas žmonės ne. Pasakyk, kaip ten oras galėt. O iš čia buvo? Ką? O pasakyk, jeigu galėt. Sveiki visi susirinkę į diskusiją. Stipri moteris nori stipraus vyro. Ar jūs girdite mane? Aha. Ar žinote, apie ką kalbėsim diskusijoje? Apie tai, kaip sukurti ir išlaikyti darnius poros santykius. Diskusiją organizuoja žurnalas Moters psichologija. Ar žino tokį žurnalą? Žinote, ne? Wow, tai smagu, iš kur žinau. O gal galima garsiau, čia nieko nesigirdėti. Gal galima mikrofoną tada? Man rodos, kad čia nepritaikytas salė mikrofonas. Ok, supratau. Tada paprašysiu vėliau ir pasitengsim garsiau kalbėti. Taigi, praėjo kiek daugiau negu 100 metų po to, kai mes moterys po ilgos kovos gavom lygias teisės su vyrais. Teisę balsuoti, taip ilgai siekti teisę būti valdžioje. Dabar mes moterys valdom valstybės, įmonės ir šeimas. Įdomiausia yra tai, kad ir dabar mes esam nepatenkintos, nes vyrai tampa silpni, o mes moterys... Mikrofonų nėra, dėja. Garsiau kalbėti, kaip čia jau kalbate. Dažnai painiojama sąvokas valdinga ir stipri. Ir dažnai šios sąvokos laikomos sinonimais. Nors iš tikrųjų valdinga moteris tai nebūtinai yra stipri. Tad kas iš tikrųjų yra stipri moteris ir kokio vyro jai reikia, ir kalbėsime šioje diskusijoje. Diskusijoje dalyvauja žurnalo Moters psichologija leidėjas Sikstas Ridzevičius, psichologas Arvydas Vita, santykių konsultantas Šarūnas Mažuolis, psichologija Jovita Kiežė, aš žurnalo Moters psichologija vyriausioji redaktorė Jurgita Šimkauskė. Taigi, pirmiausia, pradėkim nuo to, kas yra ta toji stipri moteris. Ir stipri moteris nesistengia nieko kontroliuoti. Ji harmoninga vidumi. Vidinga moteris nori viską kontroliuoti. Jei pyktis ir nerimas gali pykti dėl to, kad namai netvarkingi ir kad darbe viskas vyksta ne pagal jos sumanymus ir kad ji praranda kontrolę. Jovita, ar daug tokių moterų aplinkui ir kaip žinoti, kad pati tokia nesi? Man atrodo iš tikrųjų, kad kaip ir pati sakei, kad praėjo tas 100 metų, ar ne? Ir žvelgiant iš tos istorinės perspektyvos, kai moteris įgavo teisę nešioti kelnes, įgavo teisę balsuoti, paskui atėjo į mūsų kraštus sovietmetis, kurio metu dėja moteris visos buvo prilygintos vyrams, visos moteris turėjo dirbti, kartais net palikdamos net metukų neturinti vaiką lopšeliuose, ten kur seselės prižiūrėdavo. Ir ant moters pečių užgulė iš tikrųjų didžiulė atsakomybė. Tai yra, jinai ir lygiaverčiai su vyru dirbo, taip pat jinai turėjo už visus namus atsakyti, maistą ruošti, vaikus auklėti ir tėvo pareiga, kiek aš atsimenu, dažniausiai būdavo baudėjo, ar ne, mama auklėja. Ir grįžta tėtis iš darbo ir pasako, va, šitą vaiką reikia nubausti už tai ir taip, tėvas įkrečia bausmės ir tada, na, visas auklėjimas irgi buvo ant moters pečių. Ir manau, kad va, mūsų karta yra būtent užauginta tų mamų, kurios gyveno toj sovietinėje erdvėje ir buvo priverstos visą tai iškęsti ir taip gyventi. Ir mes pačios irgi užaugome imdamos pavyzdį tiek iš mamų, iš močiučių ir mes taip ir išmokome būti tokios viską kontroliuojančios, visą galinčios, viską mokančios. Ir tai nėra blogai, ta prasme, nėra blogai viską mokėti ir viską galėti, bet paskui nuo to jausmo, kad tu viską gali kontroliuoti, irgi tada atrodo, kur tada šitam dalyke yra vyras. Nes jeigu tu viską gali, tai ką gali vyras ir ar apskritai jis yra reikalingas. Ir vėlgi moteris pradeda jaustis nelaiminga dėl to, kad vyras nepadeda vaikų auklėti, vyras nepadeda namų ruošoj, vyras nepadeda maisto gaminti ir
iš to ir kyla ta vidinė. Tada vyrai nelaus. Nu tai va. Ačiū. Mes turim kada pailsėti. Parengėjai iš karto. O tada moteris ima visko kaltinti vyrą. Taip, sako, jis nieko man nepadeda. Taip. Ir kaip tada vystosi santykiai? Kaip kaltinu vyrą, vienas dalykas, kaltinimas yra du dalykai. Atsakomybės permetimas mums vyram. Yra, pirma, ką padaro moteris, labiau išsigandusi ir labiau tokia bandanti kontroliuoti visą situaciją. Jinai savo visą esybę išstumia, nesudaro vakumo, kad galėtų vyras rūpintis darbais ir taip toliau. Ir kai jinai išstumia, jinai paskui pasako, tu brangus kaltas. O moteris yra psichiškai stipresnė už vyrą. Ir jinai, dėja, aš jums turiu blogų žinių, šeimoje dominuosit, nepasiant to, kokios jūs būsit ar silpnas, ar subalansuotos, ar stiprios, ar kaip tik tai nori. Jūs užduoda toną. Dėja, čia nais jau nieko nepadarysit. Tai jūs pabandot tam alaus geriančiam vyrui, pasakyt, tu čia kaltas dėl viso šito, kad aš šiandien tave išstūmiau iš viso šitos situacijos. Kitas momentas, įsivaizduokit, apkaltina vyrą, kas tai yra? Mane apkaltintų. Ko aš nepasakyčiau, kai mane apkaltintų dėl kažkokios tai situacijos šeimoje? Ko aš nepasakyčiau? Brangioji, aš dabar supratau, aš kaltas, o dabar aš pradėsiu stengtis. Einam dar alaus. Jo, einam alaus pjesę, nes nu reikia kažkaip tai. Tikrai, bet to aš tikrai nepasakysiu, nes kai pats tobuliausias žemės sutvėrimas, kuris yra galingiausias psichiškai, užvažiuoja su kaltinimu ant manęs arba ant mano kolegos vyro, ką mes norim padaryti, tai arba bėgti alaus, arba pabandyti, aišku, atsikirsti, bet atsikirtimas su moterim, paprastai žinot, nesikeičia su moterim. Kai jinai pikta, kai jinai yra visiškai pūlė ir taip toliau. Tai jokių bairių ir kaltinimai neveikia, priekaištai neveikia, visa agresija neveikia. Deja, mokomės mes labai sunkiai ir kiekvienas turim savo pamokas. Deja, kaip iš to išeit, matyt, dar mes padiskutuosime, gal kiti pasisakys. Nerašinės. Nu, viskas, konferencija baigta, nerašinės. Bet galim ir pereiti prie to klausimo, kaip atsipalaiduoti moteriai. Nes jinai pradeda kaltinti vyrą, pradeda kaltinti pasaulį. Kaip tada? Kaip jai atsipalaiduoti? Alaus. Kas beje ir vyksta. Jeigu per barus prasieiti, šiaip baras, nu tai tokia kaip ir vyriška laiko praleidimo vieta. Bet jeigu paskaičiuot, kiek ten vyrų, kiek moterų, tai šiais laikais kažkaip santykis tikrai ne vyrų naudai. Kaip bebūtų keista. Kita vertus, tų atsipalaidavimo priemonė yra visokių, bet aš galvoju, kad čia esminis momentas vis dėlto ne tiek pačiam atsipalaidavime. Moterų daug čia. Kada jūs būnat moteris? Tik nesakykit, kad visada netik. Su vaikais būnat mamos. Su vyrais kartais žmonos, namų šeimininkės, darbe vėl kažkas, ten moteriškumo darbe iš viso nėra. Kada būnat moteris? Kai eina draugas į valymą. Bet ir atsakymas dažniau vaikščioti pasimatymus. Tai reiškia, Vaikui nėra laiko. Laiko visada yra lygiai 24 valandos Vaikui darbą. dirbi pusę tavos dienos ir tau lieka tik. Darbe galit vaikščioti pasimatymus. Jeigu ten dirba Be kaip kita ko. Vėlgi, kiek jūs moteris esate darbe moteris? Kiek darbuotojos, darbuotojai, kiek vadovai, kiek vadovės, o kiek moteris? Bet paprastas pavyzdys, ypač tos, kurios dabar čia sėdit. Sėdit dabar kaip diskusijos dalyvė ar dar kažkas, atsisėskit kaip moteris. Stovint, aš suprantu, bus sudėtingiau, bet irgi galite atsistot kaip moteris. Atsistokit, atsisėskit. Gerai. Leiskit, bet kada aš būčiau moteris, pajust visą tą moteriškumą. Nu, pabandyk. Miau. O, kaip pavyzdys.
Kaip pavyzdys. Kur kūne, man kūnas apskritai yra toks geras daiktas, kai neaišku, ką ir kur ir kaip daryti, tai kūną galima pasižiūrėti ir kūnas niekada nemeluoja. Kur kūne yra moteriškumas? Čia? Gimdoje. Čia? Gimdoje. Kuri vieta? Pilvas. Pilvas. Tai atsisėskit taip, kad pilvas būtų laisvas. Kur dar moteriškumas? Klubas. Ir irgi kojas turi. Gal klubuose labiau? Kai mes šitą diskusiją baigsim, vaikščiosi dar kažkur, pasižiūrėkit į praeinančias moteris. Kiek moterų vaikšto moteriškai? Turiu galvoj judindamos klubus. Ir save taip karts nuo karto pastebėti. Iš tikrųjų, kiek yra judesio? Kiek yra čia judesio? Ne, tai yra vyriškas vaikščiojimas. Darbe apskritai, net ir šitas dress kodas yra. Iš principo irgi vyriškas. Moteris, kurios dabar be kelnių, pakelkit rankas. Nu, va, taip pavyzdys. Gink Dieve, aš nesakau, kad sijonas iš karto padaro moterį. Bet kai vyrai užsisegė sijoną, kažkaip iš karto moterį padaro. Arba skodas. Vienas iš dviejų. Tai esminis momentas, pradedant nuo kūno, paleisti visas suvaržytas moteriškas dalis. Leisti judėti. Šiaip, kas yra moteris? Tai yra energija, tai yra tėkmė. Ir jeigu čia neteka, tai tada kaip vyras. Arba iš vis nebeaišku kas. Tai pradėti nuo kūno pirmiausia. Paskui jau visa kita. Mes dažniausiai pradedam nuo galvos. Galva toksai padaras, ten prisigalvoja visokių niekų ir kas iš to. Bet jeigu mes paleidžiam savo kūną, tada ir prasideda. Visi moteriškai. Pažiūrėkit kaip darbe, kai bendraujat su kuo nors. Iš principo, kas dirba darbe? Atėjot į darbą, ką darot su kūnu? Plėst ant tarbos arba šalia tarbos ir viskas ir sėda. Jokio judesio. Moteris apskritai, bet kuris kūnas, net ir vyriškas, yra sutvertas judesiu. Bet vyrai gali stovėti kentėti. Apie finansus pasakoti. Įsivaizduokit dabar moteris kalba apie finansus. Pabandykite pasimėti, bet man nors judėti. Klubus. Aš nežinau kaip moteriam, bet man kaip vyrui tai gražu. Tai būtų faina. O kiek informacijos iš to gausi? Čia jau mano tragedija. Kita vertus, informacijos tikrai gaučiau daugiau, nes kai informacija, kurią mes priimam, yra siejama su kokiu tai malonumu, jos daugiau ir lieka. Tai yra su emocija. Amerikonai darė labai paprastą tyrimą su studentais, kai dėstytojas kažką ten pliurpė niekus visokius, jiem leido Coca-Cola gerti ir visokius tenai užkandžius. Pasirodo, kad smegenyse lieka žymiai daugiau informacijos. Tai aš nemanau, kad tai labai trukdytų. Aišku, jeigu ten iškirpti ar dar kas nors, tai trukdytų. Bet tiesiog įjungti moteriškus dalykus, pabūti net darbe, kur šiaip kaip ir nepriklauso, priklauso būti neaišku kuo. Pavyzdžiui, būtelį pabūti. Vyram čia iš tikrųjų yra daug sudėtingiau. Ką reiškia vyrui būti darbe vyrui? O kaip tai bus kitaip, negu kad dabar yra? Taip ir yra. Nes atseit protas, intelekto tam darbe, apskritai nedaug jo būna, sakykime, atseit protas, galva, smegenys, o kūnas ką? Nieko. Miršta, tikrai to žodžio prasme. Nors kūnas yra sutvertas judesiu. Ir jeigu diedai sėdi, kiauras dienas, paskui dar alaus ir vėl sėdi, tai pasiekmes kokios. Nuo ko gaišta vyrai? Miršta, turiu galvoti. Gaišta, tuo metu tai, kaip po tokia situacija, tai gaišta. Infarktą. Kas yra širdis? Jeigu taip pasižiūrėti kūne, kas yra širdis? Taip, variklis ten visą kitą, bet jeigu žiūrėt metaforiškai, poetiškai, kas? Jausmai be jokios abejonės. Ir kai vyrai savo jausmus suspaudžia,
kai moteris irgi savo jausmus suspaudžia, čia mes kalbėsime apie biudžetus, visokius kitokius dalykus, judesio nėra. Jeigu ką statistika, tai yra žiauri. Prieš 10, 20 ir dar daugiau metų, sekančių faktų tarpe, 10% moteris, 90 vyrai. Dabar 52% yra moteris. Vat ir stiprios moteris pasiekmė. Tai mes ir kalbame. Kovo 8, jokių gėlių, visos moteris į barus. Vyrai ateina kaip tėvas namo. Kovo 8 reikia neišleisti. Čia jis neužsidaro. Ir užrakinkit. Kalbant apie judesį, vienas mažytis pratimumas moteriškam žavesiui. Čia iš flirto srities, nebe iš gyvenimiškos, paskui aš papasakosiu dar šiek tiek apie visą. O flirtas ne gyvenimas. Dabar noriu nuversti mūsų vieną iš kolegų, iš klumpių, žmonės. Dabar aš jums pasakysiu vieną gudrybę ir jūs pabandykit jį tai pasižiūrėti visas. Vienas iš dalykų, kaip galima atsipalaiduoti, judesys viskas gerai, dar viena iš paslapčių yra atpalaiduotas žandikaulis. Nes kai žmogus atpalaiduoja žandikaulį, tada jis iš galvos pereina į kūną. Tada jūs esate savos ir tie šeimininkės. Todėl dabar paimam ir pasižiūrim į atpalaiduoti šiek tiek orelę tokių žvilgsnių. Šiek tiek žandikaulį. Pasižiūrim dabar, kaip aš net. Negaliu žiūrėti. Tai yra, flirto elementas atsipalaidavo jau. Nes pradžiai buvo moteris klausė, žiūrėjo kažką čia darosi, kaip mes čia rajonas. O dabar jau viskas atsipalaidavo. Tai dabar reikia susitepti. Apie kūną pakalbėjom, apie emocijas, kad paprašysim ko nors. Dabar pakalbėsiu biškai apie galvą. Nebe nuo to, kad išeiminėm kūnas, o apie galvą tą prasme, kodėl dar moteris taip užsidirba iki žemės graibymo ir taip visko rūpinasi. Todėl, kad jinai netiki, kad kas nors pasirūpins. Tam, kad paleisti likimą iš savo rankų, reikia labai stiprių kiaušidžių. Ir dėja, tik tai paleidus likimą iš savo rankų ir atsidavus likimui, arba atsidavus Dievui, tiekmei, dar trečias žodis, tik tada jūs galite atsipalaiduoti ir nelaikytų 5 kampų, nes kol žmogus, arba nesvarbu, jūs bijot ir bandot sukontroliuoti visą 100% savo likimą, prašymas, paleiskit šitą pasaulį, pamatysit, srovė plaukti, pradžiai bus baisu, bet paskui darysis vis įdomiau ir įdomiau. Todėl prašymas, ieškokit variantų, technikų, ar su psichologais, ar per dvasingumą. Kaip įmanoma atiduoti tą 60% likimo į viešpaties arba į likimo rankas. Tada jūs galėsit labiau atsipalaiduoti. Tai atiduokit. Viskas bus gerai. Ir tada jūs, kai sukursite vakuumą, tada vyras iš alubojo į namus. Net neišeis. Sugeria. Čia rimtas dalykas. Moters paslaptis, tiek veiklios, tiek ir sąmoningos, tiek ir stiprios, yra išmokti sukurti vakuumą, kad link jos pradėtų eiti gerybės, rūpestis ir taip toliau. Nereikia užgos stovės. Patraukit rankytės nuo 2 kampučių arba 3. Palikit savo vieną arba 2. Ir tada prasidės stebuklai. Bet tikrai perspėti, pradžiai bus baisu. Aš žinau, kaip tai moteriai pasakyti, kontroliuojančiai viską ant savo pečių nešančiai moteriai paleisti. Kaip paleisti? Viską sugrius pirmąjį. Taip, o čia pakels pusė moterų, kad pačios taip daro ir matė savo mamų variantus rankas. Taip, dabar nekeliam kol kas, nes ką čia mes. Varkit dėl to. Žiūrėkit. Vienas geriausių būdų, kaip išmokti, tai nusivaryti iki žemės graibimo, nuvaryti į ligoninę, arba jau kas nors darosi, tada žmonės daro išvadas kada? Tada, kada jiems šakės. Išeina, vyras nusigeria, baigėsi sveikata ir va tada, tai klemputė. Kažką aš ne taip vis dėlto darau. Ir jeigu jau taip
nosimi purvą gulit galvoj, va tada jūs pradėsite daryti išvadas. Kitu atveju jums teks labai rimtai dirbti su savim psichologiškai, labai rimtai ne tik studijuotis kokį dvasingumą, bet pradėti labai rimtai atsigręžti save ir įvairiais būdais pradėti rūpinti savim. Ačiū Dievui, kad šiais laikais mes turim labai daug informacijos, turim specų, turim moteriškumo specialisčių. Kaip išpratėjusios, kaip anksčiau dirbat, varykit pas tą kebrą, pamatysit, su laiku pagerės. Deja, jeigu yra vidutiniškai blogai, o moteris vidutiniškai blogai gali visą gyvenimą praeiti. Ir jie nelaiminga, bet sako, man nieko tokio. Tai deja, aš turiu blogų žinių. Arba jūs susikratot ir pasižiūrit, nemeluojat savo. Nežinau, pavyzdžiui, aš susitinku kolegą ir klausiu, labas kolega, kaip tu sekasi? Paprastai, dažnai atsako, ne kolega, o šiaip, draugas yra, pažįstamas, sako, normaliai. Aš žinau, ką reiškia normaliai. Gyvenu, bet jau pripratau. Normaliai pripratau prie. Jo, normaliai. Tai lygiai taip pat, mielos moteris, jums pirmas žingsnis. Va ką, gerai, patarimas labai praktiškas. Išmokit iš naujo norėti. Ir pasidomėkit literatūrą ir kaip yra norima.